Kai žmonės sako, neturiu pinigų, aš girdžiu ne problemą, aš girdžiu įspėjimą. Tai reiškia vieną dalyką. Gyvenimas spaudžia ir reikia keisti dabar, ne rytoj. Nes tiesa tokia, niekas iš mūsų nepradėjo su pinigais, dauguma pradėjo su nuliais, skolom, chaosu. Aš pats praėjau, dirbi, stengiasi, o gale mėnesio sąskaita neįspūdinga. Bet vieną dieną supratau paprastą dalyką. Pinigai neateina pas tą, kuris dejuoja, pinigai ateina pas tą, kuris planuoja. Ir tai nėra raketų mokslas, tai tiesiog disciplina. O disciplina, ji kartais skaudesnė nei skurdas. Bet ji vienintelis kelias žmogui į viršų. Kai neturi pinigų, turi dvi galimybės. Pasigailėti savęs, trumpam palengvės. Bet niekas nepasikeis. Susitvarkyti mintis. Ir va čia prasideda įdomioji dalis. Žmonės, kurie šiandien turi daug, vakar turėjo mažai. Bet jie sustabdė impulsą, sustabdė kvailus pirkimus ir pagaliau pradėjo klausyti savo galvos, ne emocijų. Jie suprato, pinigai nemyli chaoso, pinigai myli tvarką. Ir kai tu pradedi gyventi tvarkingai, keičiasi viskas. Mintis, sprendimai, labai pamažu rezultatai. Man labai patiko vieno investuotojo mintis. Jeigu šiandien esi dugne, džiaukis. Aukštyn kyla tik tas, kuris turi iš kur pakilti. Ir tai tiesa, kai tavo kišenės tuščias, tu turi vienintelį didžiulį pranašumą – alkį. O alkis laimi prieš viską. Prieš talentą, prieš patirtį, prieš pasiteisinimus. Alkanas žmogus randa sprendimus. Alkanas žmogus išmoksta disciplinos. Alkanas žmogus vieną dieną atsikelia ir sako, gana, aš nebenoriu gyventi tą pačią dieną dar 30 metų. Ir tą akimirką viskas pradeda keistis. Taigi, jei šiandien neturi pinigų, nesi pralaimėjęs. Tu esi starto linijoje. Ir klausimas tik vienas. Ar tu bėgsi, ar vėl lauksi stebuklo? Nes pinigai neateina iš dangaus, jie ateina pas tuos, kurie pirmą keičia save. Pinigai yra paprasti, sudėtingai dažniausiai būna tik žmogus. Su jumis vėl buvo Arnas, iki malonaus.